Gavau labai gerą klausimą į komentarus. Kokia nauda iš to antikorozinio? Tai visą naudą galiu aš jums dabar labai lengvai paaiškinti. Pirmas dalykas, jūs apsaugot savo automobilį nuo rūdyjimo, ko pasekoje jis būna lengviau remontuojamas, pigiau remontai. Kai pardavinėsit, išlaikys kainą, kardinaliai išlaikys kainą. Dėkim ten, dabar perkam kokią ten Toyota ar Škoda parūdyjusią už 15 000, tai žinokit, kad neparūdyjusiai kainuos 20 000. Tai jūs įsivaizduojat, kokie pinigų tarpai. O Lietuvoje automobiliai labai linkia į rūdėjimą. Pas mus to žiemos ganėtinai stiprios ir labai daug pilama druskos. Tai negailėkit tikrint antikorozinio, išsaugosit grožį automobilio, meistram bus lengviau remontuoti, apsaugosit automobilį nuo kitų kažkokių remontų važiuoklės, nes jums irgi tai padės, neprarudys kokią stabdžių vamsdelį ar dar ten visokie niuansai, neišsiplėsiu labai. Tai darykit antikorozinį, nepagailėkit, nereiks kelis kartus po to nukentėti finansiškai.